Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Būtent jau antrame kurse jam besimokant Usūriniui jo viduje atsirado seksualinis potraukis merginoms, prasidėjo hormonų audros ir kito asmens kūno seksualinis geidimas. Ir tai su laiku ėmė vis labiau stiprėti. Usūrinio turimas jo potraukis moteriškiems gietrams tikrai neatsirado tarsi iš niekur lyg netyčia, buvo visa kitų įvykių ir dalykų grandinė, lėmusi, kad Usūrinio gyvenime tai atsirastų. Būtent tą pačią konkrečią lapkričio mėnesio dieną, likusius kelioms valandoms iki to meto, kai Usūrinis per savo praktinio mokslo pamokas Rusijoje mintyse surado stiprią ir nenugalimą pagundą pradėti ant savo kojų mautis moteriškas pėdkelnes. Jis per ilgąją pertrauką sėdėjo antrajame aukšte, ant sėdynės ir priešai save kaip tik priešakyje matė bestovinčias dvi mokinės merginas su trumpais sijonais ir su blizgančiom pėdkelnėm apmautom kojom. Ir bežiūrėdamas į jas vis labiau jautė viduje, kaip tos merginos savo kūnais jį gundo, kaip jam vis stipriau norisi imti ir jų kūno paragaut, net pasimylėt su jomis. Tai Usūriniui ypač audrino jo fantaziją, bet kartu ir iškilo didelė frustracija, kadangi jis dabar buvo juk vienišas ir niekaip negalėjo tų merginų kūnų turėti šalia savęs ir daryti, ko jis norėtų. Ir tai buvo siaučiančios pas jį kūne stiprios hormonų audros poveikis. Tad dėl to paskui tarsi savaime sutelkė visą savo dėmesį ir aistrą į tą seksualų drabužėlį, kuriuo buvo apmautos tų merginų nuogos kojos ir kuris labiausiai gundė žvilgsnį. 2003 metų lapkritis.